Kai pirmą kartą pamatai grafiką, atrodo, kad viskas juda be jokios logikos. Bet jeigu pradedi matyti bangas, rinka tampa daug aiškesnė. Rinka juda bangomis. Tai reiškia, vienas stiprus judesys viena kryptimi vadinamas impulsu, po jo korekcija arba trumpo laikotarpio judesys priešinga kryptimi. Ir tada naujas impulsas, korekcija, naujas impulsas, korekcija, naujas impulsas, korekcija, naujas impulsas. Šitas ciklas kartojasi visur, nesvarbu ar tu žiūri į 1 minutės grafiką ar dieninį. Kai impulsai kyla vis aukščiau, o korekcijos pasibaigia vis aukščiau, tai vadinama higher high ir higher low. Čia yra mūsų visi higher high. Gaunasi, kad viršus yra, kiekvienas po impulso viršus yra aukščiau kito, o apačioj turim higher low. Kai šita seka tęsiasi, rinka kyla. Bet kai jis sulūžta, tai yra nebesusidaro naujos aukštumos arba low, prasimuša žemiau, trendas keičiasi. Tas pats galioja ir kritimo struktūroje. Kai formuojasi lower high ir lower low, tada rinka leidžiasi žemyn, kol struktūra vėl pasikeičia. Taigi ir dar kartą, čia matome bangas, kurios daro higher high ir higher low. Ir net jeigu grafikas atrodo painus, kai žiūri į jį su struktūros supratimu, matai, kur esi cikle, o tai padeda priimti sprendimus ar ieškoti įėjimo ar palaukti. Kodėl tai svarbu? Prekyboje kontekstas viską keičia. Žinoti, kur esi bangos struktūroje, reiškia žinoti, ar esi impulse, ar korekcijoje, ar pasikeitimo ribose. O tai svarbu ne tik kainos prognozavimui, bet ir išvengti blogų įėjimų. Dar vienas svarbus dalykas – rinkos fazės. Rinka ne visada juda tobulom bangom. Kartais mes matome aiškų trendą, o kartais rinkos tiesiog stovi vietoje. Tai vadinama konsolidacija, kai kaina svyruoja tarp support ir resistance lygių, be aiškios krypties. Abu šie etapai ir trendas ir konsolidacija yra dalis to paties bangų ciklo. Svarbu tai atpažinti, nes kai rinka konsoliduojasi, geriau palaukti nei šokti į bet ką. Taigi, bangos, trendas, konsolidacija – tai tavo prekybos konteksto pradžia. Tai buvo bangos, paprasta idėja, kuri keičia kaip matai rinką. Sekančiame video kalbėsime apie support ir resistance levelius, trend lines, kaip jie veikia, kaip juos braižyti ir kaip jie padeda nustatyti galimus apsisukimo taškus. Jei šita info buvo naudinga, spausk subscribe, like ir susitiksime greitai.